Esame MMB Green Spirit iš Ąžuolyno gimnazijos, gaminame baldus iš panaudoto kartono, surenkame kartoninės dėžes iš įmonių ir visą tai mes gauname nemokamai, dėl to prekių savikaina labai maža. Stengiamės pateikti prekę kuo įdomesnio dizaino, įdomesnės išvaidos ir pats kartonas. Medžiaga yra šilta ir jauki, bele kada prie jos prisilietus, kad ir kokia kambario temperatūra būtų, jinai visada jausi. Ją palietus visada jausi šilumą. Taip pat mūsų bendrovė pradėjo veiklą oficialiai prieš mėnesį, bet prekybą pradėjom prieš savaitę, bet jau susidarėm labai aiškus, 5 žmonės jau klausė, kur galima įsigyti, kada bus galima gauti šitą prekę. Vienas žmogus pasiūlė bendradarbiauti, Klaipėdos verslo klubo įkūrėjas mums padės vystyti šį verslą ir padaryti gal globaliau. Prekes pardavinėsim pagrinde į Ameriką, taip pat ir Lietuvoje bandysime. O į Ameriką, sakai, pardavinėsi, tai kokiu būdu? Mes esame užsiregistravę puslapį etsi.com. Ten žmonės rankomis patys daro visus darbus ir rankdarbius pardavinėja. Ir mes ten konkurentų neturime. Mes esame vieninteliai, kurie gamina kartoninius baldus. O Amerikai tokios medžiagos, kur ekologija pabrėžiama yra dizainas ir tai, kad žmonės patys savo rankom daro. Jie nežiūri į kainą, jie žiūri į emociją. Jie perka mūsų prekę. Ir kokios jūsų kainos? Mūsų kainos Lietuvoje ir užsienyje skiriasi iš tikrųjų, nes Lietuvos žmonės neįpirktų. Už šitas mes įmame po 30 litų, o užsienyje po $30. Čia yra staliukas galima ir prie sofos. Bet čia, o čia šitie darbai? Yra ne mūsų, bet mes iš tikrųjų paėmėm, kokius žadame daryti, Bet tai reiškia, tai nėra jūsų nauja idėja iš karto? Ne, tai nėra idėja. Bet tik tai mes bandom padaryti naujai, kad visi daro baldus, bet nedaro interjerų detalių. Tas yra svarbiausia, žmonės nori pasipuošti. Jie turi spintą, jinai yra tuščia, jie nori įdėti kažką naujo, kažką tokio šilto ir jaukaus. Ir vienas iš pavyzdžių mūsų lempa. Tai daugelis žmonių klausia, iš kartono ir jinai užsidegs, kaip čia dabar. Kartonas smilkimo temperatūra 247. Lempa, kaitrinė lempa, įkaista iki 200 laipsnių, bet dabar luminescencinės yra. Kaitrinės yra uždraustas, dėl to tos luminescencinės daugiau 60, apie 60 kažkur įkaista, dėl to jokios rizikos tikrai nėra. Ir išvaizda tikrai patinka. Kada pradėjote veiklą? Veiklą pradėjom sausio 16 dieną, o internete puslapį susikūrėm tik tai šią savaitę, viską užbaigėm ir patalpinom. Ar jau buvo pirkimai, pardavimai? Ne, dar nebuvo, nes tik tai šią savaitę tai pradėjom, bet jau susidomėjimas yra, žmonės klausia, kaip galima įsigyti, kur galima, rašo mums į paštą. Taip pat gavome susidomėjimą iš verslininkų, siūlo mums bendradarbiavimą. Tai stengsimės kartu su kitų pagalba pravystyti šį plačiau.